Dvi dušelės šitas. Ainėse. Mistelis, supranti, prašė pasakyti, kokios mintis užpuola žygio metu. Jokių minčių. Visiškai jokių minčių. Visiškai. Dainuok, ble. Ai, garsas. Dainuok, žalti. O kur garsas? O kur, Aš blemba? be fonogramos Nu nemoku. tai aš to perimsiu kamerą, kada pasimsiu, okei? Nu, davai. Aha. Žinia, ten buvau, vandenį sušalau. Pas mane saulė šildė ledė. Plakti tavo laiško be raidžių. Klasikinių. Dainų dainelė, tu nepartėjai. Nugalėtojas. Julius. Kitas balsas. Jūra parodys? Nieks jūros nematė. Nieks nematė. Stosim čia. Įveikta 32. Užteks. Sunku. Sunku. Reikia pasilikti. Puslės irgi ne. Vyšnė ant torto rytoj, tai kas lieka rytoj? 17. O, taip. Kiek? 17. Iki senosios perkėlos. Aš padarysiu mažiau. Iki naujosios? Ne. Nu, tai va. Tiek žinių, 32 Žiūrėsim, padaryta. kaip jausimės. Dabar jeigu sustojam keliom minutėm, viskas, reikia įsivažiuoti vėl kaip krabai. Ir
Įsivažiuoju, o kas bus rytoj atsikėlus, tai neaišku. Taip pat kai krabai, tik daugiau jėgų. Nu, Na, šiam sykį tiek, ne, Juliu? Einam čin ilsėtis. čin. Nu, labą ryt jauniems. Miegas tai labai blogai, ne? Labai. Šiandien bus iššūkis. Nu, pradėjom krapštytis jau nuo 6. Jau koinėse pirštai šneka. Viskas šneka. O paskutinis pušup ir viso. Žiūrėsim, kokį čia išvystysim greitai. 2. O, ant vienos kojos. Na, papusryčiasim, esam namiai. Ne, Juliu? Nu, Julelė, kiek įpaišyta jau? 7. Ne, iki Klaipėdos. Baigėsi batareikas. Iki Klaipėdos nedapiešim niekai. Nu, Prieš niekai. srovę niekai. Dar kokius? Kiek? 5, 4. Nu, čia jau spjaudydamiesi tiek. Ir metom kaulus ilsėtis. O numiai Stipriausia diena. rytoj. Karštis pleškina tiesiai. 26 rodo, nu. Nebloga. Išsumtas, nu. Variuškas į priekį, stačiais papyčiais, ne? Dar vienas varčelis. Supuvęs visiškai. Bent Nu, kaip patarulit. Paskutinė bonusinė diena, kad ilgai prisimintum. Oi, ja. Lika finišą tiesioja. Aha. Lipovianida, walking along the seaside, they covered 147 kilometers. The 7-day journey exhausted them. They used all their strength to achieve their goal, to get to know the land of Lithuania. It took a lot of aching pains, but also many memorable moments, supportive people, and beautiful views. The journey was worth every step, so they will continue their path after resting. The next journey awaits Mont Blanc, the highest mountain in the Alps, at 4.8 kilometers. Thanks all people which we met and who watch us and for your support.